Labas. Šiandienos istorija apie du žmones. Vienas žmogus ir antras žmogus. Okay. Šito žmogaus vardas yra Almantas. Almantas. O šito žmogaus vardas yra Andrius. Okay. Almantas ir Andrius yra studentai. Jiems abiems, abu jie yra to paties amžiaus. Jiems yra 20 metų. Almantui yra 20 metų ir Andriui yra 20 metų. Ir Almantas ir Andrius, jie yra universiteto studentai. Jie eina į tą patį universitetą. Jie eina abu ir Almantas ir Andrius, jie abu eina į Vilniaus universitetą, senas, gražus universitetas. Čia yra biblioteka didelė, Čia yra universitetas. Almantas ir Andrius eina į universitetą, į tą patį universitetą, abu į tą patį. Almantas eina į VU, į Vilniaus universitetą ir Andrius eina į Vilniaus universitetą. Jie abu eina į Vilniaus universitetą, į tą patį universitetą. Ar ne? Ir taip pat Almantas ir Andrius, jie abu gyvena bendrabutyje. Bendrabutis, universiteto bendrabutyje. Ne? Kas yra universiteto bendrabutis? Tai yra didelis pastatas. Ne? Daug kambarių. Ne, čia yra universiteto bendrabutis ir jie abu gyvena. Andrius gyvena bendrabutyje ir Almantas gyvena tame pačiame bendrabutyje. Almantas ir Andrius eina į tą patį universitetą ir jie gyvena tame pačiame bendrabutyje. Ir ne tik universitetas ir ne tik bendrabutis, taip pat kambarys. Jų kambarys yra tas pats. Jie abu, Almantas ir Andrius, jie gyvena tame pačiame kambaryje. Okay? Čia yra Almanto lova. Okay? Čia yra Almanto lova. Čia yra Andriaus lova. Okay. Čia yra Andriaus stalas su kėde. Čia yra Andriaus stalas. Čia yra Almanto stalas. Okay. Ir kėdė. Ne? Almantas ir Andrius, jie gyvena tame pačiame kambaryje. Tai žodžiu, jiems yra 20 metų, abiems. Almantui ir Andriui yra 20 metų. Jie eina į tą patį universitetą. Ne? Į tą patį universitetą abu eina. Ne? Tas pats, Vilniaus universitetas. Andrius eina iš universitetą ir Almantas į universitetą. Jie gyvena tame pačiame pastate, tame pačiame bendrabutyje. Ne? Jie gyvena tame pačiame bendrabutyje. Ir jie taip pat gyvena tame pačiame kambaryje. Ne? Jie gyvena tame pačiame kambaryje. Okay? Ir taip pat jie abu mėgsta
tą pačią muziką. Okay? Almantas mėgsta roką, ne? Jis turi ant sienos turi plakatą su gitara. Ne? Jis mėgsta roko muziką. Ir Andrius mėgsta tą pačią muziką. Ne? Jis mėgsta tą pačią muziką. Jis mėgsta roką. Roko muziką, kur yra daug gitarų. Jie abu, Almantas ir Andrius, mėgsta tokią pat muziką. Tokią pat muziką. Ar ne? Jie yra panašus. Okay? Jie yra labai panašus. Jiems 20 metų, jie eina į tą patį universitetą, jie gyvena tame pačiame bendrabutyje, jie gyvena tame pačiame kambaryje, ar ne? Jie mėgsta tą pačią muziką. Bet tuo pačiu metu, taip, tiesa, jie yra panašus. Jie yra panašus, bet taip pat jie yra skirtingi. Ne? Jie panašus, bet iš kitos pusės jie skirtingi. Okay? Jie skirtingi. Kodėl jie skirtingi? Ar ne? Pažiūrėkime. Okay. Andrius. Čia yra Andrius. Okay? Čia yra Andrius. Andrius labai mėgsta kalbėti. Okay? Andrius labai daug kalba. Visą laiką. Okay? Kai Almantas, ar ne? Almantas ir Andrius būna savo kambaryje, ne? Čia jų stalas, čia kėdė, ne? Kai jie būna savo kambaryje, Andrius visą laiką kalba. Okay? Andrius kalba. Jis niekada nesustoja kalbėti. Jis labai mėgsta kalbėti. Okay? Bet Almantas, jis kalba labai mažai. Jis kalba labai nedaug. Jam patinka klausyti, bet Andrius kalba labai daug ir kalba visada apie dalykus, kurie Almantui nėra įdomus. Jis kalba apie futbolą. Okay? Apie futbolą. Futbolą, ne? Futbolas. Jam patinka kalbėti apie futbolą. Ar ne? Jam patinka kalbėti apie politiką. Ar ne? Apie politiką. Jam patinka kalbėti apie teisę. Ne? Apie teisę. Bet Almantui neįdomu. Almantui labai nuobodu. Jie gyvena kartu viename kambaryje ir Andrius visą laiką kalba apie futbolą, kalba apie politiką, kalba apie teisę, bet Almantui nėra įdomu. Almantui yra įdomu žiūrėti filmus. Jam Almantui patinka prancūziški filmai, ar ne? Ir jis norėtų pasikalbėti apie prancūziškus filmus su kuo nors, bet Andriui nepatinka. Ne? Taip pat yra kitas skirtumas tarp jų, ne? Yra tai, kad Almantas nėra labai tvarkingas. Čia yra Almanto lentyna, čia yra Almanto knygos, ne? Knygos. Čia yra knyga, čia yra daug knygų, ne? Viskas sudėta bet kaip. Kaip ir mano lentynoje, ne? Yra viskas sudėta bet kaip. Jis yra netvarkingas, ne?
Ir kartais būna pridėta, pavyzdžiui, kelnes, ar ne, kokios nors numestos ant žemės, ar ne, ir panašiai. Jis nėra tvarkingas. Bet Andrius labai labai tvarkingas. Andrius labai tvarkingas. Jo knygos yra sudėtos labai tvarkingai. Labai tvarkingai. Ne, čia yra Andriaus knygos. Labai tvarkingos. Almantas nėra tvarkingas. O Andrius labai tvarkingas. Jo knygos visada labai tvarkingai būna sudėtos. Ir Andriui nelabai patinka. Andriui nepatinka, kad Almantas yra netvarkingas. Jam nepatinka, nes jis ateina į kambarį, ne, jis ateina į kambarį, čia ateina Andrius, ne? Jis ateina į kambarį, jis pažiūri į Almanto lentyną ir jis galvoja, kaip netvarkinga, aš nenoriu gyventi su Almantu. Ir taip pat ateina Almantas, ar ne, į savo kambarį. Ateina Almantas ir jisai girdi, kaip Andrius visą laiką kalba apie politiką, apie futbolą, apie teisę. Ir Almantas irgi galvoja, ne, aš nenoriu gyventi su Andriumi, aš nenoriu gyventi su juo. Ar ne, todėl, taip, tai tiesa, ar ne? Almantas ir Andrius, ne? Andrius ir Almantas. Taip. Jie yra panašus. Jie eina į tą patį universitetą. Jiems yra 20 metų. Jie gyvena tame pačiame bendrabutyje. Jie gyvena tame pačiame kambaryje, jiems patinka ta pati muzika, bet nors jie ir panašus, jie taip pat ir skirtingi. Ar ne? Jie skirtingi. Almantas labai daug kalba, jis laik kalba. Ar ne? Ir Almantui nepatinka visą laiką klausyti, jam nepatinka. O Andriui nepatinka, kad Almantas yra netvarkingas. Jis pasižiūri į kambarį ir galvoja, ne, aš negaliu taip gyventi. Todėl galų gale Almantas ir Andrius nusprendžia nebegyventi. Jie nusprendžia nebegyventi kartu. Jie eina ieškoti, jie eina ieškoti kito kambario. Jie abu išeina ieškoti, ne? Jie išeina ieškoti. Ieško. Kito kambario, ne? Žiūri į kitus bendrabučius, į kitus namus, jiems reikia kito kambario. O jūs, ar jūsų draugai yra panašus į jus ar skirtingi? Parašykite komentaruose. Iki.